klaidinančio mėnulio mus pasitinka Saulė, pažymėta skaičiumi 19. Tai šita korta yra skaitoma viena pozityviausių taro kortų, simbolizuojančių sėkmę, džiaugsmą ir visišką aiškumą. Kortoje matome spindinčią saulę ir laimingą vaiką ant balto žirgo. Vaikas čia tai yra siela, mūsų vidinis aš, kuris nebeturi jokių baimių ir kaukių. Saulė apšviečia viską, todėl nebelieka jokių paslapčių ar abejonių, kurios mus kankino mėnulio etape. Saulė simbolizuoja gyvybingumą, sveikatą ir triumfą. Tai metas, kai mūsų pastangos pagaliau duoda vaisių ir mes jaučiame savo gyvenimo šeimininkais. Viskas tampa paprasta ir suprantama. Ši korta kviečia džiaugtis akimirką ir pasitikėti savimi. Tai optimizmo ir tiesos laikas. Saulės pamoka yra ta, kad mūsų vidinė šviesa yra didžiausias mūsų turtas ir galia. Paklauskite savęs, kas mane daro laimingą ir kas leidžia man spindėti bei įkvėpti kitus.